Labas vakaras, brangus BTV žiūrovai. Štai ir vėl susirinkome į Prajuokink mane sceną. Yra kartu ir linksmos ir liūdnos naujienos, nes visgi pasaulio pabaiga neatėjo. Tai manau, pats laikas būtų atsiprašyti visų, kuriems mes tikėdamėsi pasaulio pabaigos išsakėme viską, ką apie juos galvojame. Aš kartu atsiprašysiu savo direktoriaus. Direktoriau, priimkite atgal į darbą, prašau. Aš tikrai neturėjau to omeny, ką aš jums pasakiau ir visų tų keiksmažodžių. Na, o aš tikiuosi, kad jūs taip pat atsiprašysite visų savo artimųjų ir draugų, o taip pat jeigu pasiėmėte paskolas, kurių galvojate, kad nereikės gražinti, visgi teks jas gražinti. Tai jeigu norite užsidirbti pinigų, jų galite užsidirbti jau čia Prajuokink mane scenoje. Na, o kiekgi mūsų dalyviams šiandien pavyks užsidirbti pinigų, mes to jau ir išsiaiškinsime. Pasitikite mūsų komisijos duetą Violetą ir Vitalijų. Labadiena. Aja, suseik tik tai. Tai Vitalijau, jau turi kažkokių tai išsipildžiusių, neišsipildžiusių naujųjų metų rezoliucijų? Kažką prisižadėjai prieš pasaulio pabaigą? Ne tiek prisižadėjau, kiek prisipirkau, liko 4 dėžės žvakių ir 5 maišai grūdų. Nežinau, kam iškišt, kam subert. Gal kam reikia? Mes šiandien, man atrodo, prizus dalinsime. Man atrodo, čia visi prisipirkė. Mes šiandieną grūdais dalinsime prizus. Violeta, nu kaip tu, džiaugiesi, kad pasaulio pabaiga neatėjo? Ne, ta prasme, aš sumaišiau kalendorius, aš įrašiau tą datą, kad artėja pasaulio pabaiga kitiem metam ir paprasčiausiai pražiopsojau. Labai nervavausi dėl to. Okay. Kaip sakant, jinai laukia galo kasdieną. Gerai, brangiai, prašau užimti savo vietas. Ir visgi prizus mūsų laidoje juokingiam žmonėms mes dalinsime ne grūdais, o pinigais, kurių mūsų laidoje niekada nepristinga, nes mūsų generalinis rėmėjas yra Bobutės paskola. Pasitikite Bobutę su pinigais. Nuostabiai atrodote. Ir Bobutė šiandien juoksis kartu su mumis visais, bet šios laidos tema yra juokas, kuris priklausys mūsų komisijai. Būtent taip mūsų dalyviai ir laimės šį vakar pinigų. Leiskite priminti jums trumpai mūsų projekto taisyklės. Kiekvienas štai šiame centre atsidūręs mūsų dalyvis turės lygiai 1 minutę tam, kad prajuokintų mūsų komisiją. Jeigu jam arba jai tai pavyks, jis iš karto laimės 100 litų, kurį galės neštis namo, arba imti 2 minutę. 2 minutės metu Vitalijaus Cololo arba Violetos Mičilienės juokas jau kainuos Vitalijui Cololo 200 litų, 3 minutės 300 litų, 4 500 litų, na, o jeigu 5 minutės metu bet kuris iš mūsų dalyvių prajuokins mūsų komisiją, jis laimės mūsų didįjį prizą 1000 litų. Štai tokios yra prognozės, tačiau yra blogoji pusė, jeigu mūsų bet kuriam iš dalyvių, bet kurios iš 5 minučių metu nepavyks prajuokinti arba bent priversti nusišypsoti mūsų komisijos, dėja jis keliaus namo su ničniekuo visiškai nuliu. Vitalijus džiaugiasi, tikisi, kad taip ir įvyks, aš tikiuosi, kad taip neįvyks. Draugai, mes pradedam Prajuokink mane! O dabar pasitikite iš Kauno pas mus atvykusi Mantą Bivuliną. Labas vakaras, Mantai. Iki. O pas tai skirtingi batai. Tai čia, kad Petruškevičius nepyktų, ar nepridarinau spalvų, ta prasme, ar tas žiemos, ar tas vasaros garderobas. Tai jeigu bus linksma balta spalva suksis, jeigu ne juoda. Hibridas toksai. Šlipsas labai geras. Dėkui, irgi. Tu čia bandysi papirkti mūsų humoru, laimėti pinigų? Ne, aš diskutuosiu apie problemas Lietuvos šiandien. O žinok, tarp kitko, problemas įspręs labai paprastai yra. Bobutės paskola ir problemų nėra. Kiek tau reikia pinigų? 1 milijoną neduoda čia. Siūlau tau... Laisvai! Klausyk, Mantai, siūlau tau 8 litus 34 centus ir nepradedam. Staso, 3,7 centus. Ok, va, dar Vitalijus net kelionė realiai neatsiperka, taip kaip ir neapsimoka. Tai gerai, viskas tavo. O 100 pradžiai užtektų?
100 pradžiai užtektų, bet paskui būtų gerai, kad didėtų suma. Mantai, jeigu esi pasiruošęs, o tu esi pasiruošęs, Kaip ir jo. tavo pirmoji minutė prasideda jau dabar. Nuvyto visos gėlės, nukrito medžių lapai, bet man vis tiek gražiausi didžiuliai tavo akis. Jeigu gaminių brandas linija gamintų prezervatyvus, tuomet pastotų ir nevaisingos sporos. Dar pagalvojau tokį dalyką, kad jeigu tokie dalykai, kurie yra paslapti, iškiltų į išorę, tai aš vieną paslaptį išduosiu. Taigi, Petruškevičius su Statkevičium užsiminėjo tokių specifiškų dalykų, tai vienas iš jų paprašė, kad įsikištų pirštą. O jisai taip keistai pasižiūrėjęs paprašė paaiškinti, kodėl taip reikia. Kišk daugiau maždaug. Kišk. Įsikišo delną, kišk iki alkūnės. Įsikišo visą ranką. Ir tada, kai ištraukė, pajutė kažką tai tokio kieto ant savo rankos ir pamatė Rolex laikrodį. Ir kitas įstojo ir sako, Happy birthday to you. Happy birthday. 59 sekundę. 59 sekundę Vitalijus Solo nesusilaiko ir tokiu būdu Mantas Biburinas laimė 100 litų. O iš tikrųjų taip galima, kad žmonos vyram taip dovanas dovanotų. Nelendi, negausi dovanos. Jo. Na, kaip su 100 litų turtingesnis jauties? Šiek tiek galbūt, bet suorganizuoti nelegalias pensininkų imtynės nepavyks vis dar su tiek sumą. Aišku, kad pavyks. Pavyk! O negalės? Legalių nevyksta. Čia tokia labai undergroundinė sporto šaka. Broli, už 100 litų, prie darbo biržos 100 litų numetė ir imtynės iki mirties prasideda dabar. Gerai, man tai tu turi 100 litų ir tu gali pasimti 100 litų ir keliauti namo arba rizikuoti turimų 100 litų ir bandyti išlošti 2 antrosios minutės metu. Aš manau, kad aš pabandysiu. Aš irgi manau, kad tau vertėtų. Man to antroji minutė prasideda dabar. Bijo mergos traktoristų, kad pagavę jas išbučiuotų. Saulė šviečia, vanduo blizga, guli mergos aukštin pilvu. Tai va, vieną kartą mano draugas Gogis įsidarbino darželėje ir jisai šiek tiek nedraugavo su lietuvių kalba, nes buvo iš Gruzijos. Ir valdytojas nusprendė pasižiūrėti, kaip jam sekasi pasaką sekti Raudonkepuraitę. Ir jisai pamatė, kad pietų miego metu vaikai nemiego, visi juokėsi aplink, kaip sustojo ratu. Ir valdytojas tai prasirovė, taip, kas čia vyksta? Ir pamatė labai įdomų vaizdą, kai Gogis pasakojo pasaką maždaug taip. Yra raudonskepurėlius, nėra raudonskepurėlius, yra raudonskepurėlius, nėra raudonskepurėlius. Ir vis dėlto šito bandomojo laikotarpio jis nepraėjo. 2 karvės stovėjo. Gerai, šypsosi. Šypsosi ir juokiasi. Vitalijus Solo, Violetos tokia lengva šypsenėlė, bet dar negalima buvo užskaityti. Žodžiu, tu jau turi 200 litų, sveikinu tave su tuo. Atsargiai dabar. Sunku jau čia. Iš tikrųjų, tai labai sunku buvo pasiruošti. Tai, nežinau, dabar viską reikia perstiliuoti, nes jūs nesijokėt iš mano bairių. Nu, nieko. Normaliai 200 pasienė, sako, nesijokit iš Tai 200, tai va, kelionė iki kelių miestų ir jau viskas nebėra. Turgus čia tau, ar ką čia darytis pradėjai džiaugtis, kiti išeina iš visų nulių. Aš jums ką į Gruziną panašu su arbūzais tipo atėjo, ne? Ar tu veidrodį savo seniai matei? Ne. Kiti ateina šičia, pajokauja, pirmoji minutė gauna raudoną kepurėlę, eina namo. Taip, a tu turi 2 kepurėlės, galvok, bachuras. Taigi, Mantai, tu jau turi 200 litų, siūlau tau 300 už 3 minutę komisijos juoko. Aš gal vis dėlto užteks šį kartą. 3 minutė. 3 minutė. Ne. Oi, labai jaudinaus. Labai nežinau, ką sakyti, kaip pradėti, kas prajuokintų komisiją. Iš tikrųjų galvojau, kaip neperžengti ribos, bet iš tikrųjų, man atrodo, šiek tiek persistengiau. Šiek tiek suabejojau savo jėgom, nes prastai pasiruošiau. Čia jau mano bėdas, bet sekantį kartą, man atrodo, pasistengsiu labiau. Draugai, mes tai jau grįžime į Prajuokink mane, kuriame mes turėsime dar labai daug juokų, pralošime labai daug pinigų, todėl niekur nepabėkite.
Jau netrukus tęsime. Tu nelipsi. Niekas nelips, kol aš nepasakysiu. Kaip suvokti tėvynę? Tai vok ir suvoksi. Numeriuką duok. Čiūk, čia nedurnas. Ai, nieko, čia man nesigauna turbūt, teks pagrot. Every day I'm shuffling. O dabar, draugai, pasitikite, molėtiškis Ernestas Pliuška. Sveikas, Erni. Labas vakaras. Nu, labas vakaras, Ernestai. Tarp kitko labai stilingai pasipuošęs. Iš karto norėčiau apžvelgti tavo anketą. Tai čia kaip pasirašy, kad mėgsti vaikščioti kapinėse. Tai tik kapinių plėšikas ar kaip? Nu, tai būna kartais, kai nebeturėjau ką veikti su žmona vakare, jau ten labai pasidaro nuobodu. Tai... Eini į kapinės daryti tą patį, ką su žmona darai? Jo, panašiai. O ką mes su žmona žiūrim? Tiesiog sėdim visada ir žiūrim teliką, tai ten su tais nabašnikais tą patį gali padaryti savo laisvai. Atsisėdi ir žiūri, jie labai geri klausytojai beje. Paklausė, o tu su žmona išskyrus teliko daugiau nieko nedarai? Nu, žinokit, nežinau, matot, žmona iš tikrųjų ir buvo postumis čia man ateiti, nes, nu, žmona prajuokina kiekvieną vakarą, iš tikrųjų, tik einu miegot, tik nusirengiu ir jinai plyšta jokais, tai galvoju, jeigu tik to užtenka, tik nusirengti užtenka, tai kas bus, jeigu aš jau prasižiosiu ir kažką pasakysiu. Aišku, nu, jeigu tu jau taip pripratai prie centrinio vaidmenio, pas mus centre stovi, jeigu pasiruošęs, mes, kaip sakant, galim pradėti? Pasiruošęs, galim. Ernestai, tuomet tavo pirmoji minutė prasideda jau dabar. Aš esu ramus žmogus, iš tikrųjų, bet mane žiauriai nervuoja durni klausimai. Sėdžiu aš kartą darbę ir staiga, kas klausė kolega? Sakau, palikau lygintuvą įjungtą namie. Ir jis tokiu protingu veidu, protingu balsu sako, tai pas tave ten dabar viskas sudegs. Ne proto bokšte, viskas ten išsilygins. Arba vaikštau aš miesto centre, sutinku praėjus, sakau, atsiprašau, gal galite pasakyti, kaip čia iki katedros nueit. Ir jis irgi tobulą protingą klausimą. Iš čia? Ne, iš Mėnulio. Iš ten dažnai vaikštau, matau ir tu. Labiausiai tai užmuša, kai stovi pustuščiam troleibuse, jau prieini prie durų ir staiga kažkas iš galo. Panas, atsiprašau, lipsite? Nu ką, belieka tiesiog įjungti psichoveidą, lėtai atsisukti ir sakyti ne. Nelipsiu. Bet ir tu nelipsi. Niekas nelips, kol aš nepasakysiu. Stop! 52 sekundę. Susiekė Violeta Mičelienė ir tokiu būdu Ernestas Pliuška iš Molėtų laimi pirmą 100 litų. Iš karto kyla klausimas, kodėl? Todėl, kad aš supratau, kodėl jis naktim vaikšto į kapines. Yra jame kažkas baisaus. Ernestai, 100 litų yra daug ar mažai? 100. Jūs tai aš iškart tave išgelbėsiu tikriausiai nuo dar vieno durno klausimo, kurio nemėgstu. Taip. Ar imsi antrą minutę? Taip, imsiu. Labai gerai. Ernestai, be jokių durnų klausimų, tavo antroji minutė prasideda jau dabar. Mano draugas turi problemų su anglų kalbos tarimu, jis iki šiol cocacolo susisakinėja kavinėse. Kaip ir nieko baisaus, bet kartą tikrai suglumau, kai jis paskambino ir sako, klausyk, Erni, palikinau tavo nuotrauką Facebook'e. Lik reiškia laižyti angliškai, kas nežino. Nu ir aš pasimečiau, galvoju, kaip jis ten tą mano nuotrauką likina, žinai, ar pasiėmė, apsiglėbė kompo, žinai, monitorių ir pradėjo, žinai, reikiant, ar gal atsispausdino kažkur ant popieriaus ir prieš miegą, žinai, palikina tą nuotrauką. Atsakė jis pats į tą klausimą, sako, žinok, nusipirkau smartphone'ą. Tai taip dabar patogu likint, sako, kur bebūčiau, ten viską likinu. Sako, klausyk, girdėjau, buvai su žmona, su vaikais ten atostogose, įdėk nuotraukas, visas išlikinsiu. Ačiū, gal ne, sako, rimtai, dar ir draugų paprašysiu, kad ir jie palikintų. Man po šito sakinio toks jausmas susidarė, kad yra kažkoks likintojų būrelis, kuris ten vadovas ir nurodinėja, kam ką likint, žinai, žmona, palikink, peizažas, nelikink, vaikai, nelikink. Oi, nemalonus koksai garsas, Jėzus Marija. Deja, mūsų komisija nepalikino tavo pasirodymo, Ernestai. Man buvo labai įdomu klausyti, aš tavęs klausyčiau, svarbu, kad ne kapinės. Ernestai, deja, tau nepavyko prajuokinti mūsų komisijos, bet buvo labai gerai. Ačiū tau. Gerai,
Gerai, man tai patiko labai, kad visgi žmogelis pats viską galvoja ir pats viską pasakoja savo. Nu ką, nepavyko man prajuokinti, nes, iš tikrųjų, profesionalai susirinkę ir tas Toras visgi profesionalas, ir tas kitas Cololo, mes irgi žinom, irgi prie Bayerio, žinai, tai abiejų mums nepavyko prajuokinti, bet gal aš grįšiu, gal aš dar paruošiu porą minučių kokių, kurias palikins ir tiek, bet aš dar grįšiu. O dabar, draugai, pasitikite Gediminą Gutauską. Labas. Atsitikęs linksmai, matau. Ja. Kiek iki pilnos laimės trūksta, kad jau visai būtų gera? Iki pilnos laimės. Trūksta. Trūksta. Aišku. Gerai, aš manau, jeigu tau kažko trūksta, tiesiog imk ir pasiimk. Gediminai, Taip. ar tu esi pasiruošęs pirmąjį savo minutėj? Jo. Ne, tai ne. Jo. Ji prasideda jau dabar. Aš nuo vaikystės visada svajojau būti žmogus voras. Turėti tokių galių, gelbėti pasaulį, būti herojus, bet 4 klasėje man įkando santechnikas. Deginasi juodaodis Afrikoje, padus, kaitina, delnus, mažas sunelis aplinkui taip nuobodžiauja, sako, tėti, gal galiu pažaisti su tavo... Žaisk, bet toli neik. Skambina, labą dieną, aš čia skambinu dėl tvarto. Oi, ne čia pataikėt, čia yra raketų bazė. Ne, tai jūs ne ten pataikėt. Sūnus ruošiasi į šokius, mama klausė, kada grįši. Dievas duos šiandien, duos merga rytoj. Yra? Vienok yra. Aš pamačiau Vitalijaus zoologą. Ne, aš laikiau ten. Labai norėjau būti žmogum voro, bet įkandos. Man šitas žiauriai juokingas. Tapau žmogus vamzdis. Man šitas irgi labai juokingas. Buvo 53 sekundė ir 100 litų Gediminui Gutauskui. Susikaup, laikykis ir toli neik. Viskas gerai, jis neturi daug bairių, dėl to neskuba. Aha. Gediminai, kaip jautiesi? Jaučiuosi gerai. Kaip manai, ar antrai minutiai dar turi kažką tai pasiruošęs? Jo, aš manau, kad aš turiu antrai minutiai. Bandykime. Taip. Antra minutė dėl 200 litų prasideda dabar. Petriukas išleistas į 1 klasę, jau 1 klasėje, atsimenu, ir mane mokė himno. Jis grįžta namo ir klausia tėčio, sako, tėti, o kaip suvokti tėvynę? Tai vok ir suvoksi. Klasės susitikimas po 30 metų, atvažiuoja Petriukas, visi taip nustebę, su kostiumu, su gera mašina, įeina. Tu aš tave užmušiu, Marytė, už tai, kad nedavėjai nusirašyti, tau dabar bus šakės. Kur direktorius? Aš einu pas direktorių, ateina. Direktorius jau toksai senas. O tu, ožy, visada skundėjai tėvam, ką ne tai padarydavau, namų darbų neparuošdavau. Visada toks, aš tau bus labai blogai, bus atleistas iš darbo. Bet kas galėjo pagalvoti, ponas Gražulį? Yra. 50 ir vėl 53 sekundę. Geriausias gėjų draugas Gražulis pelno 200 litų Gediminui. Sveikiname jį su tuo. Jis maudosi dabar užimtas, šlovės spinduliuose, net negirdi, kas vyksta. Aš su Gražuliu maudusi. Gal ir be jo. Gerai, viena bėda nevaikšto. Ką darom? 300 imam ar namo? Jo, bėda, aš visada su bėda vaikštau, tai imam 3. 53 sekundį, kuris prasideda jau dabar. Žmona sako vyrui, klausyk, Katinė, gal pasimylėkim kaip per filmus? Vyras sako, davai. Ir prasidėjo ant stalo, po stalu, ant palangės, tarp durį išėjo į lauką, į medį įsilipo, į garažą, mašinai, po mašiną, ant stogo. Jau taip patys nustebino savo fantaziją ir baigės viskas ant veido. Žmona taip, jo, sako, mes skirtingus filmus žiūrim.
Šypsena Violetos Mičiulienės veide išduoda, kad Gediminas Gutauskas laimė jau 300 litų. Gerai, 300 litų. Dėkojam už veidą. Linkėjimai artimiesiems. Ypač žmonai. Kaip tau, 300 užtenka, ar visgi bandysi skalauti smegenys toliau? Paskalaučiau iš tiesų. Nu, tai per Tuoj, dar sekundėlę. Gediminas bando atgaminti visus vaikystės Ne, aš prisiminimus. jau daug žinau tų vaikystės prisiminimų. Jis ką tik vieną papasakojo. Gediminai, ar tu norėtum imti 4 minutę, rizikuoti savo turimais 300 litų ir bandyti išlošti 500? Aš rizikuosiu. Aš linkęs rizikuoti. Mes mėgstam rizikuotojus ir tavo 4 minutė prasideda jau dabar. Verslo konferencija ir tokia tarptautinė. Ir ispanas apsistojo kaip tik netyčia viešbutyje šalia tokios blondinės švedės. Vakare pasiėmė vyno butelį, pasibeldžia į duris, švedė ten kažką muistosi kambarį, sako, kas ten, čia Juanas Pablosas Fernandas į Zamorą. Užeikit ir paskutinis užrakinkit duris. Šitą frazę baisiausiai išgirsti iš vyro, kuris bando nusimauti kelnes. Arba kitose situacijose visokio atveju 500 litų priklauso Gediminui Gutauskui. Sveikiname jį. Mes turime potencialų 1000 laimėtoją. Gediminai. Jūs tai yra variantas. Tu jį dabar užparink iki 1000, o mes savo klaidą ištaisysim. Gediminai, 1000 litų. Taip. 1000 litų priklausys tau, tu esi 1 minutę nutolęs nuo 1000 litų. Mes taip juokim. Ne, apsiriboju 500, Violeta sufleruoja, einu statytis palapinę, miegot ir su vyno buteliu ateisiu. Tuomet aš skelbiu, kad Gediminas Gutauskas iš Vilniaus laimi 500 litų. Sveikiname jį. Tai vat, ačiū už 500 litų, buvo labai smagu, o linkėjimus norėčiau perduoti savo mamai ir tėčiai ir kad nepyktų, kad taip pošlai juokavau. Pasitikite Simoną Balsį iš Kauno. Iš karto norėčiau pasakyti šiltą vilnietišką Zdarov Kavenskas. Kaip tu? Normaliai, kaip tu? Irgi neblogai, dėkui jums labai. Iš to, kaip vaikštai, suprantu, kad vis tiek nervai visi sukrito į kojas. Jo, ir kalbant apie kojas, noriu priminti įvykį. Vieną kartą, kai važiavome iš Subačiaus į Kupiškį, jūs man autobuse koją numinėt. Nu, kad aš autobusais nevažiuoju, turiu Važiavom. mašiną. Senai čia buvo, prieš kelis metus. Bet trupkė, kaip jie iškapsto iš interneto, Simonai. kur aš gyvenu ir kaip mane terrorizuoja. Aš pats iš Rokiškio Panevėžio dažnai važinėdavau. Simonai, žinai, iš kur aš žinau, kad ši istorija yra netiesa? Na, Nes jeigu Violeta tau būtų numinusi koją, tu dar dabar šlubuotum. o tu galvoji, pas mane čia tikra koja? Okay. Klausimą, kuo bandysi prajuokinti, tu parašai, kad daug kuo. Ką, anekdotus paskui istorijas iš gyvenimo, ar dainuoji? Kadangi esu operatyvinis kalbėtojas, tai turbūt ir bandysiu kalbėti. Labai gerai. Ir svarbiausia, kad išlaikyti tempą. Žinai, kad didžiausia problema būna, kad, ką čia pasakius, tau, jeigu varo kaip... Labai mezglytą. Jo. O, gerai. Kiek tau pinigų reikia? 100 užteks? Tai jeigu iš karto duodi, tai užteks. Minutę ir duodu. Prasideda. Ar tu esi pasiruošęs pirmąjį savo minutėj? Jo, taip, pasiruošęs. Ne, tada ir prasideda tavo minutė. Čia apie autobus šnekėjom, bet, žinai, atvažiavau su mašina ir Vitalijau mačiau, kaip tavo mašina pasakytų, tikriausiai neišlipai, bet išvirtai iš jos tiesiog, nes į kampų pastatyta, žinai.
Ir kadangi iš Kauno, tai vieną anekdotą iškart pasakysiu. Žodžiu, mama išeina į parduotuvę, palieka vaikus, grįžta bardakas, pelkia visur pilna, žinai, vaikai siautė, sako, vaikai, ką čia daro, žinai, sako, daktarų žaidžiam. O tai kodėl Petriukas sako spintui, tai kad ten spinta, ten Bulgarijai, ten slepiasi, žinai. Nu, tipo, daktarai, kaip pagavo su barzda. Ir paskui, sako, kaip sugriauti vyro pasitikėjimą, vat, gali sudalyvauti čia, arba, sako, paklausk, o jis jau viduje? Na, tipo, kaip moteris su vyru. Ir kas dar čia geresnio, papūga kabo prie lango, žinai, žiūri prie lango, žiūri varną, blemba galvoja, gotas, varnas krenda, žiūri papūgas spalvota, kur mėgėjus, sako. Vitalijus juokas. Yra. Valiai, tu mane žiūrėk, pasaka. 54 sekundę. Simonas Balsys iš Kauno laimi pirmą 100 litų. Sveikiname jį. Mes taip sudėtingai atrodom, kad paaiškinti reikia po kiekvieną. Kas? Mes taip sudėtingai atrodom, kad po kiekvieno bairį reikia Ne, tau paaiškinti. atrodo, kad tau Aš- reikėtų juoktis, o mes nesijuokiam, tai tu galvoji, kad mes nesupratom. Tai Matai, būna gerai, kai iš tavo bairių juokės kiti, bet kai pats iš savo bairių juokės, tai žinai, ne kažką. ne piragai. Jo, ne piragai. Čia, žinai, kada kalbėti su Dievu, tai nieko, bet kada jis tau pradeda atsakinėti, čia jau sudėtingiau. Aha. Čia, nes tada reiškia, kad šizofrenija. Nes tada, kai tau girdi, tada reiškia balsus galvoj, nes tada reiškia, kad šizofrenija. Kodėl, kai kuriems gyvenime šizofrenija vienas iš geriausių partnerių, žinai. Va. Gyvenimo stilius. 4 metai taip reikia pragyventi su šizofrenija. Arba iš O po to vėl rinkimai. Nes čia apie Seimą narius pasakojo. Kuris atsakinėja Gerai, žmonėms. 100 litų tu laimėjai, tu sakei duot, va, aš galiu dabar duoti tau 100 litų. Bet Aš dar vieną tu juos pabandysiu. užsidirbai. Šidirva. Jo, tas, žinai. Paplušėjau. Jūs tai girdi. Nes iš tiesų tai jisai neturi to omeny, nes čia nieko sunkaus nepadarė. Jūs Tau tai. kabokį girtiem anekdotus Jis į pasakot. antrą minutę girdi. Girdėjai, čia ne tau kabokė girtiem anekdotus pasakos. Simonai, papasakok mums blaiviems šičia dar porą anekdotų, jeigu tu norėtum 2 minutės. Norėčiau. Tai 2 minutė prasideda jau dabar. Čia kalbėjot apie Dievą, žinai, ir taip sako, jeigu vienas žmogus turi įsivaizduojamą draugą, tai jis yra psichopatas, o kai daug žmonių turi įsivaizduojamą draugą, tai jau religija. Iš esmės, draugus turi įdomius, jie dažnai ten užsiema keistais dalykais, mėgstas vaidintis, kaip kiekvienas jaunimas, ramiai negali gyventi. Ir vienu žodžiu, vieną kartą dingo, Šakiro čia nėra, ir po kažkiek laiko atsirado, sakau, Hebra, kur buvo dingę, žinai? Ai, sako, biški klinikoje buvom, reikėjo atsigauti. Tai sakau, tai kas buvo? Ai, tai čia pagavo apsinešusius biškius, sako, prekės turėjom, žinai, tai kaip čia buvo? Nu, vienu žodžiu, laisvas alėja, važiavam, įskleidusiam paduškom oro, sako, ir pagavo, žinai. Nu jo, sakau, pasisekiu jums, žinai, ir sakau, kaip įsigyti. Ai, nieko, sako, turiu, va, žinai, su manim Kristaus jėga, žinai. Ir įsitraukė knygą, ką aš čia, sakau, suknista Biblija. Žiūrėk, aš nekyčia, sako, čia tau šventoji suknista Biblija. Nu, tipo. Ir paskui, ką dar pasakyti. Matėt, ta prasme, Jimmy Carrey, kuris ten daro origami, aš irgi padarysiu origami, taigi. Daug praėjo. Jau praėjo 60 sekundžių. Gal origami tegul parodo? Ne. Ne? Ne, Simonai, matai, man atrodo, šį kartą dėl to, kad nepaaiškinai bairių, tai jie ir nesuprato. Tai Ačiū. dėl to, man Ačiū atrodo, Justai. ir nepavyko tau prajuokinti mūsų komisijos. Reikėjo daugiau aiškinti bairių, bet šį kartą tau nepavyko. Ačiū už dalyvavimą, sėkmės. Jūs taip, bet aš tau iš tikrųjų tai nenumyniau kojos, pasakysiu, melavai. Ir palieka su tokiu akmeniu ant širdies. Nei aš myniau, aš ant vaikų nemindžiau nieko. Aišku, kad myniai. Žmogus prisimena. Jo, tiesiog įlipa autobus. Kurgi tos kojelės. Ir dar svarbiausia, tai kad specialiai. Nu. Taip, demonstratyviai, žinai, kur, tipo, myniai ant kojos dar žiūrėdama į akis, taip, žinai. Tokie. Tai buvo pateikta. Šiaip ką, nepakovojom po lentą biški ir šiaip daug klaidų buvo. Ir nepasiruošęs buvau. Linkėjimai tėtei, mamai, draugam ir draugiam. Ir draugiai. Pasitikite Vilnietį Tomą Aniščenką. Zdarok, Vilnietį. Sveikas. Nu, Tomai, kuo užsiemi gyvenime? Tu ką, nematai, kaip jisai daužė per kojas ritmą, būgnininkas? Bimbačius. Bombačius. Mokausi aš. Mokausi. Kur mokaisi? Radvilų gimnazijai. O, O kas yra O? nu, Radvilų gimnazija. Gražiai skamba.
Gražiai skamba, jo. Pabaigęs mokslus, svajoji į Seimą ar į kosmosą? Į mechaniką. Mechaniką. Autoservise dirbsi? Ne. Šalkalviu, ne? Ne. O ta prasme... Raketas darysi. Ne. Mechanizmas. Mechanizmas. Na. Kaip atidaryti vyno geras. butelį. O tavo hobis, juokauji, linksminės ar Nu, šokiai? šiaip dažnai. Šokas, žiūrėk, kaip jis trypia. Dažnai šiaip. Every juokauju. day I'm shuffling. Dar vienas klausimas. Kas garbanuotas namie? Mama, tetė, baba? Kaimynas. Supratau, toliau. Va, aplaudžiai iš karto sparnelius. Ok, Tomai, ar tu esi pasiruošęs pirmąjį minutę ir pirmam 100 litų? Jo. Tuomet tavo laikas prasideda jau dabar. Esu dirbęs drabužių parduotuviai. Buvau tas berniukas, kuris stovi prie stalo ir laukia, kol ateis žmonės ir paduoda numeriuką. Labiausiai mane tame darbe žavėjo moteris. Jos ateidavo visas, kiekviena po 6 drabužius, maksimalus skaičius, viena į pirmą, kita į antrą, matuojasi, oi, tu taip tinka, oi, taip tinka. Va šitą priderinsim prie juodų kelnių, viskas, oi, taip fainai. Gal galima dydžio? Jo, prašau, va dydis, taip fainai, viskas, jos ten toliau matuojasi, viskas joms taip ten patinka toj parduotuvėje. Na, jos išeina visos, taip, išeina. Na, aš turiu paklausti, ar tiko kas nors panelis? Ne. Dar patikdavo iš provincijos ateidavo žmogus ir visada toks. Numeriuką duok. Gerai. Ir jisai galvodavo, kad tas numeriukas yra kabinos numeriukas. Ir jisai ateina. Čia tu man davei? Nu jo, jums. Čia tu man davei? Nu jo, jums. Taigi čia užimta. Šiaip labai gerai pasakai, bet laikas... Įsivažiavai paskutiniam sekundėm. Nu, Man pats gražiausias dalykas, net pasakodamas visai antiritminius dalykus, tu nenustojai šokt. Oh my god. Every day I'm shuffling. Tomai, ačiū tau labai, dėja tau nepavyko prajuokinti mūsų komisijos. Bet Tomai pareik, būk Geras bandymas, ačiū tau. Ant tempo pareik. Man patiko šitas bičas dėl to, kad jisai darė kažką savo. taip, ir paskui apie... O kam numeriukus dalina iš tikrųjų? Tenais, kad nepavogtum nieko, tai tau iš karto duoda numeriuką, jeigu tu ėmi 3 drabužius, tai 3 numeriukas. Ir... Palauk, tau kada nors yra davę? Žinoma. Man niekad. Tai dėl to, kad jūs gariūnuose apsipirkinėjat. Nežinau, kažkaip nesiderinau to laiko. Bandžiau, stengiausi, bet gal per daug atsipalaidavau, nežinau. Bet neužteko laiko. O dabar pasitikite Alfonsą Litvaitį iš Skriaudžių. Labas vakaras, jaunuoliai. Sveikas, Alfonsai. O Alfonsas yra vardas ar profesija? Vardas. Alfonsas jau yra profesija. O šiaip vadina Alfa? Šiaip vadina Aldžiu. Aldžiu? Jo, Aldis. Čia visai biški kita tematika. Visai kita. Kuo gyvenime užsiemi? Kas su duobės, laidoji žmonės. O Jėzau, kaip linksma. Mėžių tvartą. Ką darai tvarte? Ūkininkas, mėžių tvartą su šiupeliu. Aišku. Mėžė. Supratau. Tai tu, galima sakyti, tu damą turi širdies, moterį kažkokią? Ne. Žinok, man keiščiausia, man atrodo, kad dabar geriausias pasirinkimas tarp moterų būtų ūkininkas. Šviežias karvės pienas, čia ir prūdas, čia ir... Aukso nevalgysi juk. Tai geriau jau ūkininkas. Taip. Gyveni pas tėvelius ar jau savo kažkokį turi? Pas tėvelius. O šiaip ten ir būni pastoviai, ar mokais kažkur studijuoji? Ne, mečiau mokslus. Sakė, per protingas tu mum. Lietuvoje labai protingų nemėgsta žmonių. Labai nemėgsta. Labai. Pradedam, tu pasiruošęs? Tai aš, kad pasiruošęs. Alfonsai, tavo pirmoji minutė prasideda dabar. Na tai aš kaip to dirbu duobkasiu, tai ten visokių nesąmonių būna. Tai buvo taip, kad iškasėm mes ten duobę, nuėjom, ten su jau vyrai ten čerkelę darė, aš šiaip prižiūrėjau, kad ne per daug padarytų. Nu ir taip veiksmas tenais prie kapo, stovi vyriškis, pasilenkia, žiūri ir ateina bobutė. Jėzau, vaikeli, ką tu čia darai? Nu, kas yra stoviu, liūdžiu. Kaip tu čia liūdėjai? Nu, tai ką tu nesupranti? Liūdžiu už vaikus, Tai
Po to toks yra labai geras anekdotas, kuris kilo žiūrint į merginą, jinai kramto lūpą, aš jisai sakau, klausyk, brangioji, nekramtyk tu tos lūpos. Man sako, tu nepergyvenk, aš antras lūpas turiu. Tai su ilgai su jie ir nedraugavau, nes atsibodu, nes nusikando jinai tą lūpą. Tai va, ten. Ai, nieko čia man nesigauna turbūt, teks pagrot. Aš tau gerai pagrosiu, Tokia, čia buvo mi bemolis. O kodėl iš karto negroji? Ką žinau, nesigalvoju. Bet klausyk, lanksti tą mergiotę, kuri lūpas kramtė. Taip išeina. Ir Violeta, labas vakaras. Prajuokink mane. Pam. Aš dabar liūdžiu už tave. Taigi paplojam duobkačiai. Gerai, Alfonsai, dėkui labai, dėja šį kartą duobę išsikasai pats savo, tau nepavyko prajuokinti mūsų komisijos, ačiū labai už dalyvavimą. Linksmas vyriokas, aš spėju, kad kiekvienos laidotuvės tampa švente, kai prie duobės stovi liūdintis Alfonsas. Tam. Na, aš mačiau Cololo veidą, jis jau buvo, jam tik cinkelio trūko. Jėzau, mažo cinkelio. Gaila. Tai va, noriu palinkėti visiems pabandyti ateiti. Nesijaudinkit, įkvėpkit, iškvėpkit ir bus gerai. Tada! Pasitikite Vilnietį Algirdą Butkevičių. Sveikas, milžinė. Iš tikrųjų, ar išeiti į sceną yra baisu? Nu jo. Ja. Klausyk, pats dirbi, studijuoji? Ne, mokausi. Mokaisi. Kelintokas? Šeštokas. O kokių pamokų labiausiai nemėgsti? Dalykų kurių? Matematikos, lietuvių. Tai čia viskas nereikalinga. Ir visos kitos. Matematikos mokytojai, ką nors norėtum perduoti, pasakyti? Ne. Neturi ką. Algirdai, ar tu pasiruošęs savo pirmąjį minutį? Pasiruošęs. Tuomet tavo laikas prasideda jau dabar. Blondinė klausia veidrodėlio ir sako, veidrodėlį, kas pasaulyje gražiausias? Patrauk snukį, nematau. Čiukčia važiuoja traukiniu su nauju teliku ir klausia jo draugas, Čiukčia, nusipirkai teliką, bet tai kam jūs tau? Čiukčia sako, žiūrėsiu, bet tai reikia ir rozetės. Čiukčia nedurnas, jis ir rozetę nusipirko. Atbėgo vaikinas į degalinę ir sako, tučto jau duokit man 10 litrų benzino greičiau. Ir klausia jo, gal kažkas dega? Taip dega mano mokykla, jeigu negausiu benzino, gali užgesti. Nerūkote, sveikatą saugote, ne, pinigus degtiniai taupau. Kodėl blondinės nevalgo šašlikų, nes iešmas netelpa į burną? Telpa. Petriukui nupirko dviratį ir jis sako tėvam, mama važiuoju be vienos rankos, kitą dieną sako, mama važiuoju be 2 rankų, trečią dieną sako, mama važiuoju be visų dantų. Blondinė su iešmu gerai. Bet blondiniai iešmas telpa. Telpa. Algirdai, tu buvai labai šaunus, ačiū tau už dalyvavimą. Sėkmės. Jeigu jis būtų papasakojęs apie, pavyzdžiui, savo mokyklinius nuotykius, ne apie blondinės, ne apie iešmus, o tai, kas ten mokykloje patokius, tai aš tikiu, kad ten viskas būtų daug smagiau. Pabandom. Violeta, papasako, ką nors iš savo mokyklos. Kaip pavogiau tortą ir mane pagavo. Ir nuo to laiko tortus vagi kožnų dienų. Nevalgau nei kados. Niekada nevalgai torto? Pirktų, tik voktus. Draugai, o dabar trumputė reklama, po kurios mes visai netrukus grįšime čia, prajuokink mane, likite įsijungę. Prajuokink mane. Prajuokink mane. Draugai, pasitikite Elijų Ališauską iš Raseinių rajono. O Elijus ar Elius?
Elijus. Elijau, o iš Raseinių rajono kur tiksliai? Katauskių kaimo. Katauskių. Tai praktiškai kaimo esi humoristas. Na, ten ne kaimas, miestelis galima skaityti, bet... Bet miestelį tave žino. Taip. Ir dar daugiau žinos po šito pasirodymo tavo. Elijau, ar tu esi pasiruošęs pirmąjį minutėj? Taip, mėginam. Pirmoji minutė dėl pirmo 100 litų prasideda jau dabar. Prieš prasidedant kriziai, dažniausiai susipažįstant su merginomis moterimis, jos visada beveik visos klausdavo, kokią mašiną vairuoji. Tačiau šiais laikais klausia, ar iš vis ją turi. Taigi, na, tai pasitiko, kad dėja nei tada, nei šiuo metu tos mašinos neturiu, tačiau su moterimis vis dar susipažįstu ir vėl taip pat užduodu tą patį klausimą. Tad galvoju, kaip nors reiktų išsivartyti, kad, na, nesiekti tų pačių pasakų, kad atseit pardaviau ar sudaužiau ir panašiai, žodžiu. Tai ir stengdavausi taip pateikti tokią užuomeną, kad nenoriu girtis dėl mašinos. Tai tada automatiškai prasideda flirtas ir panašiai ir atseit įtikina pasakyti, kokia ta mašina. Na tada sakau, na gerai, bet nesakyk, kad neperspėjau. Sakau, na tai mano mašina tokia didelė ir galinga, kad ją visi vadina autobusu. Taip. Toliau. Tai va. Tokios, o merginos juokiasi, kai tu tai pasakai? Visada suveikia. Nu kągi, paplojam mūsų dalyviai. Ačiū labai. Na, kaip rodžiau draugams pasakojau, pažįstamiems, tai visiems tas bairis patikdavo. Tai čia jaudulys padarė savo. Draugai, tai buvo Prajuokink mane, ačiū visiems, kas buvo su mumis šį vakar dalyviams, ačiū mūsų nuostabiai publikai. Ir prisiminkite, kad visus šio vakaro pasirodymus jau dabar galite pamatyti portale alfa.lt. Ir nepamirškite atiduoti balso už savo labiausiai patikusi, nes vienas iš tų pasirodymų savaitės pabaigoje laimės specialų Alfa.lt prizą. Pažiūrėkime, kasgi praeitą savaitę laimėjo Alfa.lt prizą jau dabar. Pirmokas žodėje mama padarė 4 klaidas ir ant lentos parašė žodį alus. Natalija Bunkė užpuolė ginkluoti plėšikai, ją sumušė, atėmė pinigus, sulaužė šonkaulius ir jie apsiverkė, nes nulūžo nagas. Juozas Statkevičius ilgai negalėjo apsispręsti, jam eiti į vyrų tualetą ar moterų ir apsišyko. Alkanas striptizo šokėja pradėjo valgyti tortą iš vidaus. Delfinai eilinį kartą įrodė, kad yra protingiausi gyvūnai pasaulyje, kai skendo radžiai atplaukė ir nutempė į ten, kur giliau. Meška, kuri mėgsta įvairovę, žemę čiulpia ne tik lėtina. Eilėraštis. Aš mylėjau vieną paną, bet neplaudavo į pūtės, tai vedžiau ją po kiemą kaip šuniuką ant virvutės. Panevėžio raketininkai suokė, kad tiesą geriausiai išaiškina ne melo detektorius, o karštas lygintuvas. Žmona, kuri vienom lūpom ryte vyrą pavadino ožiu, vakare atsiprašinėjo kitom lūpom. Panevėžio vaikų darželėse vaikais labai rūpinamasi, todėl degtinė visada duoda užsigerti. Mergaitės su atliepusiam ausim papūtus stipriam vėjui sulūžo kaklas. Kad bažnyčios vargonininkas yra girtas, tą paaišku, po to, kai jau 3 kartą per mišias nuskambėjo daina Vėl švieski man vėl. Pradinių klasių mokytoja per gimimo dieną gavo vibratorių. Vaikai 2 mėnesius džiaugiasi atostogomis. Žmona pažvelgusi vyrui nuogą užpakalį nusprendė, kad tarp jų tokios prarajos neturėtų būti. 100 kojus turi 50 pimpaliukų. Eilėraštis. Aš turėjau vieną paną, prausdavas jį visados, jei dar barzdą nusiskūstų, nuimčiau maišą nuo galvos. Tarnaujantis kariuomeniai vaikinas taip dažnai rašė savo merginai laiškus, kad jie ėmė išdavinėti jį su paštininku. Liaudės išmintis byloja, kad jei vakare neštų užpakalį ryte smirdės pirštai. Žirkienas pamatęs Seimo nario žandus, numirė iš pavydo. Vaikai važiuodami su lietuvių kalbos mokytoja amerikietiškais kalneliais sužinojo daug išimčių iš taisyklių. Draugai, štai ir viskas. Ačiū visiems, kas buvote. Labai norėčiau padėkoti mūsų nuostabiai komisijai, Violetai ir Vitalijui. Tai buvo Prajuokink mane mūsų anketos. Ieškokite btv.lt ir galbūt jau kitą savaitę stovėsite čia jūs. O dabar aš norėčiau su jumis atsisveikinti. Tai buvo Prajuokink mane. Laužyk garsiai juoko standartus, pasirodyk čia, ko tu vertas. Drąsiai šviesk iš to kotus, kurie žodžiu išvedo iš proto. Ateik ir parodyk, kad gali visus užkrėsti. Tave palaiko publika, neleisk jiems atvesti. Pasistengsi, prajuokinsi, laimėsi.